Kodėl mokamos palūkanos? Palūkanos yra kaina, kuri mokama už naudojimąsi ne savo pinigais. Tarkime, Antanas skolina Petrui 1000 eurų. Kas įvyksta? Pirma, Antanas praranda galimybę tam tikrą laiką naudoti savo pinigais. Antra, Antanas prisiima riziką, jog Petrui gali kilti sunkumų atiduodant paskolą, tai yra, jis gali vėluoti arba kraštutiniu atveju paskolos visai neatiduoti. Trečia, pinigai nuvertėja, todėl Antanas atgavęs 1000 eurų po tam tikro laiko už šią sumą galės nusipirkti mažiau, nei kad galėtų šiandien. Ketvirta, Antanas praranda galimybės su turimais pinigais uždirbti papildomas pajamas, kol Petras juos atiduos. Dėl šių priežasčių Antanas iš Petro už naudojimąsi jo pinigais prašo mokesčio arba kitaip tariant palūkanų. Petras šiuo atveju už sutartą mokestį gauna galimybę pasinaudoti pinigais, kurių pats neturi, tam, kad nuveiktų kažką naudingo.